Sveiki, čia aš ūkininkas Aivaras ir šiandien tik apie video neseniai nesimatėm ir saulė šviečia, pavasaris pagaliau. Karačia, ką pasakysiu, vėl nesąmonė gausi, karačia filmavau video, kaip tvarkiausi, čia kaip dariau, kabinau ledą. Ir nežinau, nuspaudžiau žindimo mygtuką, nenusifilmavo niekas. Tai vakar tik ką tam jau dariau, tai sutvarkiau už tą, ten uždėjau tokią lentą ir ledą. Prisukau va šičia, tai va prisukau ledą, nekliba, pamatot, va, žiūri, sunkiai kliba, bet labai sunkiai. Žiūri, geras atsinešim šitą trikampį. Tai jo, karačia, judam toliau. Dabar čia visur grindys iššluot ir pasidėsiu šitą ratą, tą dėžę aš jau ją išėmiau vakar. Ir kitą video jau aš filmuosiu prie šito žvėriaus. Kaip įtvarko dabar iššluoju ir viskas, video bus 2 minutėm filmuotas. Ir kaip tu man taip galvot, aš nesuprantu, durna galva. Filmuoju ten jau beveik 8 minutės pusnetį, čia išsitrinėjau viskas, japšik man. Pasidėsiu kamerą, kad nenukristų. Ir iššluojam savo chatą. Kaip čia pasakius, ne chatą, dirbtuvės. Ir dabar žiūriu, jeigu geras oras, tai rytoj užbaryt bus video, tai kaip tvarkau šitą. Tada gal kiti bus video, kaip tvarkausi visą šitą namelį. Ir arba vidų, kaip tvarkausi, nes jau šilti orai, kaip prižadėjau, jau sakiau jau. Hebra, parašykite komentarus, kai žiūrėkit, ką man daryti, patarkit. Aš neigu komentarus, po kiek laiko jie įsijungia, ir aš nežinau, ką man daryti, patarkit. Gal čia koks bugas ar kažkas čia yra. Tačiau neigu komentarus, po kiek laiko jie automatiškai čia žiūriu išjungta, vėl turiu jungti, žiūriu užknisa. Ir jūs tikriausiai užknisa. Jeigu tai būtinai parašykit, nes aš nežinau, gal kas kokių patarimų turite, tai sakau, būtinai parašykit. Ir viskas, ir ką. Majo, tai va, kitą video tvarkysim ten ir kitą video judėsim link namelio jau, nes jau pavasarį šyla orą, kyla noras. Ir ką, ir eisim tvarkytis. Jo, dar dušiai įsivedžiosiu visur. Čia dar reikia užsikalt stogą, reikia susitvarkyti, čia dar bus video, tai va tiek bus video. Tai klasiokai labai laukia video, tai va galės žiūrėti klasiokai. Ir klasiokai gali žiūrėti mano video dabar, nes labai laukia. Tai pirmai, jau iš namų pasiimti visraktį. Visraktis yra toks dalykas kaip ir, čia biškai nepykit, ir 2 dalys tokios va. Ir tiesiog va visokiausių galvučių sukimus, aš jį gavau per gimtadienį. Ne, ką aš negu per gimtadienį. Palaukit dabar. O gal ir per gimtadienį, neatsimenu. Tai jo. Tokie visokie čia ir tokie dalykai, toksai dalykas yra. Ir dar yra tokie šešiakančiai, o tokie mažiukai. Ir kitas dalykas irgi yra šešiakančiai ir tokie mini galvoti, tai žiūri geras dalykas, padeda rizatai susijungia, tai aš jums parodysiu, plakit, aš jums pademonstruosiu. Kažkaip tai, ne taip, va. Tai va, susijungia ir man nieks nieko nekrenta, labai gerai. Tai va, štai ką dar čia jau nufilmavus, reikia bent iki 5 minučių reikia išfilmuoti. Tada gavau, kirvoką turi žiauriai gerą, tokį mažiuką, žiauriai geras, taip pat patarimas jums nusipirkti, žiauriai gerai kapoja, tik iš viskarinis, žiauriai geras, toks mažiukas, mažiems darbams, jokas kapuoti arba ką, žiauriai geras dalykas. Tai šiandien čiūju pas ūkininką dirbti ir galvoju, kaip kitą ką dirbsiu pas ūkininką, tai galvoju, jau irgi filmuotis parodyti, ką aš ten toko dirbu. Dirbu, tai ten, tai Belarusijos važinėjau, ten taip toliau, ten ūkio darbai irgi ten. Tai ko rodysiu. Tai iš tą ledą sugalvoju tai padėti, nes kodėl nes taip iš geriausiai laikosi. Ir man taip geriau įpės, tai va turim čia galą, jeigu jūs matysit, tai va turim 3 ledus, tai prijungsim. Nu ką ir viskas. Va, kažkas labai norėjo, aš tai komentavo, kad kaip tavo gyvuliai laikosi, tai einam parodysiu, kaip laikosi mano gyvuliai. Tai tik uždarėm, einam parodysiu, kaip laikosi mano gyvuliai. Tai va, jau va gerai laikosi, va vanerių aš netnešiau, va didėja, auga ir stiprėja, ne? Guti, veliai mano.
Žiūrėk, šitos, čia yra pati rečiausia avis, veislės nežinau, bet turėjau baroną, bet aviną, tai turėjau, jis buvo be ragų, tai pasakė, ištyrėjai, sakė, kad čia yra rečiausia avis ir labai brangi. Tai va, žiauriai graži, kudzi, ne? Šitą reikėjo beveik baigė priprast prie rankų, tai aš šiandien buvau atėjęs. Juodus visą laiką tokios bailios. Tai ateišiu šieno. Ir jo, čia, čia tai visko pilna, visko, aš jums net nerodysiu, bet jūs daugit pamatę įsigasit. Viskas lentos, viskas sumesta, ko man reikėjo, ko nereikėjo, karočiui, išeinu aš iš čia. Anos avys, jeigu ten gerai laiko šitą, aš laukas, ėriukų neatsivedė, nes jau viskas turėjau, ko aš turėjau išvesti. Bet yra kaip yra, dabar atsimenu, kur, čia tos raudonus, kur padėjau. Ir pagaliau pabaigė malkas, visas pabaigė malkas, sukapotos, suskaldytos, sudėtos, supjautos, viskas liko tuksinės. O kur Perla dingo? Perla! Va, Torai, teik čia. Torai! Tik. Va, atvaro. Va, labiausiai pasiilgę tave žiūrovai. Čia yra Perla, yra moteris. Ką tu čia kandai? Jinai yra maišytas kaip pitbulis, jinai kaip veislys, nežinau, bet maišyta kaip pitbulis. Perla. Nu, baigit peštis. Perliukas. Neturėsiu nekart vaikų, o Toras vyras, jisai dar nieko nebuvo padaręs vaikų. Tai va, video toks, 6 minutės filmuojam. Va, šioks toks, tai ačiū, kad žiūrėjot. Pavasaris. Atsiprašau. Kas darys, tai va, turim šitus uždėti va karkasus tokius.